Jei tai būtų šį kartą mūsų kalbinamų specialistų pacientė, ji neabejotinai sulauktų pagirų. Šviežios daržovės ir kiti sveiki produktai – pirmas žingsnis, kurį turėtume žengti, jei norime išvengti storosios žarnos vėžio. Pirmas, bet deja ne vienintelis. Storosios žarnos vėžių Lietuvoje kasmet suserga arti 1,5 tūkstančio žmonių ir dažnu atveju priežastys nežinomos. Sergamumas šia liga didėja, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ko, sakysim, negalėtume teikti apie skrandžio vėžį, kur sergamumas atvirkščiai po truputėlį mažėja tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Vėžys, tame tarpe ir kolorektalinis vėžys, yra aiškinamas pasitelkus į praktiką onkogenų teoriją. Kitaip kalbant, tai yra liga, kurią iš dalies, o kartais ir 100% sąlygoja, reiškia, tam tikri pokyčiai mūsų genetinė informacija, kurią mes paveldime iš savo tėvų. Daktarai ir rekomenduoja labai dažnai pacientams savo daugiau valgyti skaidulingo maisto, tai reiškia, būtų daržovės įvairius, vaisiai įvairūs, mažiau naudoti, valgyti gyvulinės kilmės maisto, mėsos įvairiausių produktų, ypač keptų produktų, reiškia. Daugiau gerti skysčių, kad turinys, kuris slenka storąją žarną, būtų didesnės apimties ir tuštinimas refleksas būtų dažnesnis, sakysime, arba bent jau reguliarus, tai yra kartą per parą. Tai klastinga liga. Net 1/4 pacientų nustatoma labai išplitusi ir dėja beveik nebeįveikiama, nors aptikta ankstyvosiose stadijose dažniausiai išgydoma visiškai. Tačiau ligos pradžioje įprastai nejusti jokių negerų požymių. Kada atsiranda požymiai ligos, tai jau gana visumoje yra per vėlu. Šioje vietoje svarbiausia yra, sakyčiau, žinoti, kada pradėti tikrintis. Nes šioji profilaktika, mes ją vadintume antrinė profilaktika, iš esmės tai yra būdas nustatyti ankstyvų stadijų storosios žarnos vėžį. Kraujo pasirodymas tuštinantis, tai yra viena, antra, tai būtų gleivių pasirodymas tuštinantis, tai būtų įvairiausio pobūdžio, dažniau sąrėminio pobūdžio pilvo skausmai, pasikartojantis kas 15-25 minutės, pilvo pūtimas, svorio kritimas, silpnumo atsiradimas, bet šitie simptomai, kaip jau minėjau, yra nebe ankstyvo, o jau toli pažengusio vėžio simptomai. Kartais tokių nemalonių pojūčių kyla dėl kitų žarnyno ligų, pavyzdžiui, polipų ar hemorojinių mazgų. Jie netokie grėsmingi kaip vėžys, bet negydomi gali į jį peraugti. Standartinių tokių guminių žiedų uždėjimas, panaudojus tokį instrumentą, mes irgi turime, esant pirmojo, antrojo, kai kurių, reiškia, 3 laipsnio vidinio hemorojaus formoms likviduoti. Žiedukai yra uždedami, reiškia, padentos tokį antgaliuką ant šito įrenginio galvutės, siurblys gleivinę įsiurbia ir mes tą žieduką, reiškia, tikslingai nuleidžiame į tą vietą ant to hemorojinio mazgo ir atleidus rankenėlę, tas žiedukas perspaudžia tą mazgą, sutrikdojame arterinę ir veninę kraujotaką, jisai apmiršta, atsisluoksniuoja, nukrenta, reiškia, ir tokiu būdu, reiškia, šita liga yra likviduojama. Čia Baltijos ir Amerikos klinikoje žarnų ligos gydomos moderniausiais metodais. Čia gali gauti visą, kas yra įmanoma Vilniuje ir Lietuvoje, reiškia, visą diagnostiką ir visą gydymą. Siūlyčiau vis tik tai laikytis tam tikrų rekomendacijų ir kreiptis į gydytoją netgi tada, kada jis nieko blogo nejaučia. Žmogus sulaukęs 50 metų būtinai turi kreiptis į gydytoją arba nusipirkti specialų įrenginį, tokį testą vaistinėje, kurio pagalba būtų galima patikrinti, yra ar nėra slapto kraujo išmatose. Jeigu vis tik tai, reiškia, testas yra teigiamas ir mes matom, kad ligonio išmatose yra tikrai to slapto kraujo, tada mes jau ligonį tyrėme išsamei. Ir tiesiąją žarną, ir visą likusią storąją žarną ir nustatome, kasgi tai sukelia. Ar polipas, ar hemorojus, ar išangės įplyšimas,
ar kokia tai uždegiminė žarnyno liga. Tam testui galima pas šeimos gydytoją, į šeimos gydytoją kreiptis, pas chirurgą kreiptis. Iš esmės, tiesiog galima specifiškai prašyti atlikti jį be jokio gydytojo įrašo ir mūsų laborantai tikrai jį padarys. Baltijos ir Amerikos klinikoje galima gydytis ir be siuntimo. Daugiau informacijos telefonu Vilniuje arba interneto svetainėje.